Dar vieną. Labas, bičiuliai. Turim jau beveik 12 valandą. Galvoju, okei, turiu pusdienį laisvą, reikia jį gerai išnaudoti. Pabandysim, ane, užtvankėlę, avižėlę, spiningėlį ir kažką galbūt išeis mums čia suvairuoti. Tai va, bičiuliai, šiandien bus antra dalis, spiningėlis prieš avižėlę, ne? Pirmą pradėsim nuo balansiriuko. Turim, bičiuliai, kažką visai neblogą, man atrodo, ant balansiriuko. Ilgai labai netrukom. Tik įdomu, ar čia lydekiukas bus, ar čia geras. Vaikyti! Toks gyvulys. Gerai. Atsargiai. Wow, bičiuliai. Wow. Antra eketė ir toks ešerys. 34 cm plius minus. Toks ešeriukas. Blemba, vėl kažkas nelaikus skambina. Opa. Tokį spiningėlis pareiškimą, ne, iš karto. Iš karto tritaškį iš vidurio aikštės šovė. Kadangi dabar pliusas atlydys, tai žvejoju kolegų eketėse. Kur čia kažkada prigręžta yra, šiandien ar ne šiandien, ar vakar. Nu jau pliusiukas gera 3-4 dieną, tai gali čia ir gana senos tos eketės būt. Nors tas ešerys užkybo toje eketėje, kur pats išgrėžiau. Vieną galvoju išgręšiu, pažiūrėsiu, ne, ar ledas dar tokio pačio nežmoniško storio. Pabandysiu dabar šitoje eketėje, kur tas ešerys man smeigė, su avižėlė truputį. Daug smulkmės tam laukžemį, tai man matiliuką iš karto nukapojo. Jaučiau, kad kažkas taip cik labai atsargiai prisiliečia, matyt, plakiukai, raudelės kokios nors ar maži ešeriukai. Nu, kur toks mažylis, tai didesnio gali ir nebūti. Taip. Nuostabi eketė. Pasikeičiau peiliukus, tai dabar graštelis kaip per sviestą eina.
Dar vienas mažylis. Ir vėl savo pačią griežtoje eketėje. Kol kas iš 3 ešerių, nu gerai, iš 1 ešerio ir 2 tokių ešeriukų savo griežtose eketėse pagavau 2 žuvis. Nors išgręžiau gal 3 eketės, o šiaip jau patikrinau, nežinau. Kokį netoli 20 ekečių turbūt. Nėra taip, kad čia baisiai kiptų. Smeigiam vieną gražų ešerį ant balansiriuko, ne? Lucky John'o ešeriuko. Ir po to tik tais porą mažiukų. Manau, kad turim suteikti šansą avižėliai. Užsirišiu didesnę, ryškę avižėlę. Aš norėčiau pabandyti gal tokią gana didelį ryškę avižą. Nu gerai, pabandykim. Tigriukas toks. Pirmas, bičiuliai, nusprogęs ešeriukas ant avižėlės. O, blemba vėl. Nu, čia su avižėlė, aš manau, kad tokių mažiukų ešeriukų. O, čia gal šiek tiek net didesnis. Ai, pabėgo. Ai. Blema, čia šiek tiek didesnis jau atrodė. Dar nuvalgė. Matailių parazitukas. Turim apie, tarp kažkur, tarp 4-5 metrų gylį čia gaudom. Geriau tokie net nekiptų. Bet ant avižėlės jie kimba. Ką daryti? Pabandykim pakeist balansiriuką. Ešeriukas tegu eina pailsėti. Gal pabandykim tokį vat užsidėti. Vietomis jau gerokai virš kulnų čia smingi į tą košę. Nėra labai fainiai, kai tas ledas plaukia. Nu nebekimba juodai. Net mažiukai. Aišku, pradėjau kitas vietas tikrinti, ne? Gal kitur tiesiog tų mažiukų nėra ešeriukų. O gal šiaip nebekimba. Dar vienas, bičiuliai. Bičiuliai. Dar vienas. Panašaus dydžio. Panašaus labai dydžio. Gražuolis. Antras, ane, toksai rubuiliukas. Bet kažkaip jisai nesąmoningai man užkybo. Aš jau pasidaviau šitoje eketėje malti ir jau kėliau.
ir bekeliant kažkaip aukščiau jisai. Aukščiau segė. Nu toks irgi panašus. Aišku, galbūt aš jį prisikviečiau, kol jisai priplaukė, ne? Pasižiūrėt, kas čia gero, aš jau pradėjau traukti, ir tada jisai pasivijo, galėjo ir tai būti. Nežinosi čia. Aš čia ilgą laiką gaudžiau su sidabriniu ir gerokai didesnių balansyrų, liktai 7 gal centimetrų. Ir užsidėjau atgal, ne, šitą ešeriuką. Čia kažkur apie 5 somus jisai. Tiesiog traukiant balansyrą kažkur jau aukščiau. Aukščiau jis man segė. Užsimetam donkę. Šaukštas. Traper. Čia šaukštas, šakutė, peilis, atidarytuvas, vyneliui. Geras toks gadžetas. Šiandien, bičiuliai, šausim velnienos konservą. Taip tik tais pium galiukas. O, pasišnekėjau. Man atrodo, čia yra kliuvinys kažkur. Tai mes, kadangi savo kozerinį balansyrą vieną tik turim, tai nerizikuosiu. Einam į kitą eketę. Sekluma čia palyginus porą metriuko, ne? Palyginus kaip šiandien vidutiniškai kokiose 4-5 gaudėm. Pažiūrėsim. Bičiuliai. Sekluma, ne? Turim. Nu toksai, ne pusės kilo, bet šitas turbūt 3 palei dydį šiandien. Oras tai šiandien, bičiuliai, keičiasi, nežinau, 5 kartus. Toj pusėje matom vieną orą. Toj pusėje matom jau kitokį. Ir čia vaikšto pirmin atgal. Tai saulė, tai debesis, tai sninga, tai vėjas, tai štylius. Jeigu jau dažiūrėjot iki šitos vietos, tai bičiuliai, paspauskit prenumeratos mygtuką, ne, esant jie apačioj. Paspauskit varpelį, kad nepraleistumėt sekančio turinio vieneto. Pakomentuokit, paspauskit laiką, jeigu kažkas nepatiko, paspauskit dislaiką. Bet koks toks dalykas padeda ir šita YouTube platforma tada labiau nori stumti tą video ir rodyti kitiems žmonėms. Tai